pirmininkas ir lankytojas mūsų tų susitikimų. Labai prašau tylos minutę pagerbti jo atminimą. Dabar norėčiau pristatyti svečius. Be galo malonu, kad atvyko pas mus ir pagerbė mūsų šitą susitikimą, šitą renginį. Tai Biržų rajono savivaldybės meras, gerbiamas Regimantas Ramonas su žmona. Taip pat turim svečių iš Vilniaus biržiečių klubo Krivulė nariai. Tai Romaldas Masonas su žmona, Stapulionis Matas ir Januševičius Algis. Dabar norėčiau paprašyti garbės kraštotyrininką Leoną Jozonį pašnekėti papasakoti apie savo kūrybą ir apie savo parodą. Ir taip pat jis yra Sėlių klubo pirmininkas, ar kaip net nepasiklausiau, ir apie Sėlius papasakos. Labai prašom, gerbiama Jozonį. Mėly biržiečiai, man labai malonu čia jums pristatyti papasakoti apie Sėlius, kadangi jūs esate, norite, nenorit, patys pagrindiniai Sėliai, nes čia pagal žemėlapį matosi, kad jūs esate centre Sėlių. Tai reiškia, pas jūs daugiausiai išliko kraujo Sėlių. O Sėliai tai buvo, jeigu įmant ribas Lietuvoje nuo Daugpilio, Daugpilys, Sakalas, Utena, Panevėžys ir į viršų, o Latvijos pusėje iki Dauguvos pagal šiaurinę rubežą. Reiškia, 2/3 Sėlių buvo dabartinės teritorijoje Lietuvoje, o 1/3 Latvijoje. Ir labai gražu, kad Latvijoje yra labai veikla didelė Sėlių draugijos. Jie turi prezidentą ir prezidento pavaduotoją, ir jie daro konferencijas. Dabar jie ruošiasi užmegzti ryšį su Lietuva. Mes čia Lietuvoje irgi, kadangi Rokiškyje įsteigė Algis Vidinskas, kraštotyrininkas, Sėlių draugiją prieš kokius jau 15 metų, tai mes Kaune laikėme tokį lyg ir filialą Sėlių. Ir mes rinkomės kiekvieną mėnesį paskutinį šeštadienį 1 valandą. Per 10 metų padarėm 112 susirinkimų. Kviesdavome žymesnius žmonės. 1208 metais, kai sugriovė Selono pilį ant Daugpilio Dauguvos krašto, tai išnyko Sėliai ir buvo priverstas Mindaugas. Dabar Vilniaus bibliotekoje, kaip tik įėjus, yra tas raštas, kuomet Mindaugas buvo priverstas Sėlius atiduoti kalavijuočiams. O šiaip linkime jums sėkmės ir mes taip ir toliau norime. Mums dar nelabai pavyko ir aš pats buvau nuvažiavęs į Rygą ir su Stradinšu prezidentu Latvijos Sėlių susitikti, bet taip nepavyko, kol suradau vertėjų savo, tai per tą laiką jisai išvažiavo ir sako, iš ryto buvo, popiet nebuvo, turėjau grįžti, bet taip ir nepavyko kol kas, bet čia pernai Alksnėje buvo konferencija, šįmet žada rodos, kur tai būtų Lietuvoje, žodžiu, kad mes stengsimės tų tautų suartėjimą didinti, bet žodžiu, kad ne mūsų mažintų, o plėšti. To aš ir linkiu ir jums, brangus biržiečiai, padėti mums Sėlių garbę atstatyti, išlaikyti. Labai dėkojam.
dabar paprašytume gerbiamą merą, gal kas ten tuose biržuose, kažkas ten su švedais buvo. Džiaugiuosi ir dėkuoju už pakvietimą. Labą dieną tiem, kuriem nespėjau paduoti rankos ar pasisveikinti. Kas buvo su švedais biržuose 1701 metais buvo švedai užėmę biržus. Prisimenat? Bet vakar buvo švedai ir mes pasirašėm taikos sutartį. Dar kartą aš labai dėkingas, atvirai pasakius, aš nežadėjau atvažiuoti, kai mes kalbėjom, tačiau gavau tokią žinią, kad Kauno dienoje yra toks straipsnelis. Tačiau išimtis buvo padaryta todėl, kad aš jau aukščiausiuose valstybės sluoksniuose pakėliau didžiulį triukšmą ir atvažiavusi Grybauskaitė išanalizavo visą mūsų ekonominį ir biudžeto padėtį finansinę. Ir jos reziumė tokia buvo. Ir aš savotiškai patarčiau. Vienas verslininkas taip pat paklausė. Tai gerbiame ministrė, kada biržuose pradėsit gamyklą statyti ar panašiai? Tai finansų ministrė atsakė, niekas čia nieko nestatys. Gyvenime, žinokit, aš sutinku su to dalyku. Visgi žmonių iniciatyvo, o miestas nemano. Tu čia valdžia rūpintis, aš pavyzdžiui net kibiro žvyro negaliu užpilt, kad gatvė būtų didesnė. Tegu ruošia šitą niekad nevysta ir pirmo susitikimo ir bendradarbiavimo simbolis tegu palieka visam laikui. Čia jums žodis. Labdien, biržiečiai ir biržėjai. Mano laikais biržiečiai buvo vadinami biržėjai. Ir tai buvo ištisinis pavadinimas, kitokio žodžio mes negirdėjome. Tuo dabar girdime biržiečiai. Labai malonu, kad tas pats žodis įgauna kitokią reikšmę. Ir tuo laiku irgi buvo jaučiama skirtumas tarp tų žodžių. Biržėnai tai buvo iš Muravantos, iš Kęstučio, iš Rotušės, iš Vytauto gatvės, miesčionys. Biržiečiai buvo iš Kukleliškio, iš Pandėlio, iš Saločių, iš Nemunėlio Radviliškio. Žodžiu, dabar visą šitą masę vadinkime biržiečiais ir jauskime, kad tai yra didžiulė jėga. Ir tai rodo mūsų seniūnės, ponios. Tai yra be galo gerai. Ir dabar galbūt kartais iš Krivulės narių kas nors norėtų porą žodžių. Vilniečiai. Romualdas Masonas. Labadiena, aš labai trumpai noriu Jums pasveikinti susirinkusius nuo mūsų Krivulės prezidento Arvydo Krečio perduoti linkėjimus, palinkėti Jums sveikatos, laimės, taip pat, kad Jūs ir toliau taip energingai rinktumėtės, kad mūsų svečius pasikviestumėt, kaip sako, pasikeminėti. Taip pat noriu palinkėti merui energijos, kad mums, biržiečiams, nuvažiavus į biržus, tikrai malonu. Nors ir dabar malonu, bet kai bus gražus biržai, kaip kalbėjo, tikrai bus malonu. Sėkmės Jums. Dėkoju. O dabar einamieji reikalai, dar norėčiau padėkoti už tą pastogę, kad mokyklos direktorė mus priima ir tradiciškai visada dėkoju, nes be tos salės, tai jau mūsų tų susitikimų ir nebūtų. Taip pat šiandien vaišinsimės Rinkuškių alus dovana biržietiška, o kitą dalį mes čia perkam. Ir dabar tradiciškas mūsų jubiliatų sveikinimas. Iš tų jubiliatų yra mūsų labai garbingo jubiliejaus sulaukusi Šalkiūnienė Joana. Nežinau, ar atvyko, ar ne, čia yra susirgo, nugaila. Toliau Paršys Romualdas, Balčiūnas Antanas, o talkininkai mano Jonas su Joana Janina. Ir Belinis Jurgis. Šventė, prašom Belinį. Paskaitysiu į dar posmelį. Išsaugok skambų spindinti rugsėjį ir židinio jaukumą amžinai. Nors koks už
lango žvarbus šiaurės vėjai, ar sidabruosis tavo smilkiniai. Prašom. Girdžiūnas Petras, nėra turbūt Balbierius Stasys, Ignatavičienė Stefanija, Valienė Vitalija, Merkevičienė, matot, nu nebesilanko, žodžiu, ten jau daug yra, bet nebe visi ateina. Gurklys Vidmantas Bredytė Gėlė, taip pat nedalyvauja. Aš gal ilgai neužtruksiu. Muzikinis kūrinėlis jubiliatam, arba ilgiausių pirminčiausiai gal.
Kiekviena laimės raidė slepia siuntinyje esančio daikto pavadinimą, o daiktas yra saldus. Tai dabar, žodžiu, laimės keli žodžiai yra. 5. O mūsų yra 5 stalai, ar ne? 1, 2, 3, 4, Yeah.
labai malonių staigmenų, kaip vasara vykusi šventė 550 metų jubiliejus. Tai buvo didžiulis, įspūdingas renginys, trukęs 4 dienas. Ir prieš savaitę Grok Jurgelį renginyje Širvėnos kapela buvo giriama, kad nuo pat 1 metų dalyvauja šitam Jurgelio renginyje. O penktadienį balsavome už Kaziuko kapelą, laimėjusią, skinusią laurus Gero ūpo laidoje. Ir esi pakylėtas, kad esi biržietis, kad gimei Biržų krašte ir kad Biržuose yra išauginę tiek iškilių žmonių. Meras Regimantas Ramonas ir Biržų muziejaus scena direktorius Gintaras Butkevičius. Labai miela, kad jie nepasididžiuoja ir pagerbė šitą mūsų renginį savo atlikimu. Dabar noriu paprašyti gerbiamą Vytautą Stanikūną, jis turi apie Biržus mums daug ką pasakyti. Ir būkim geri, paklausykim. Aš žinau, ką jūs pasakysit, bet čia yra save gerbintis ir per daug nenoriu klausyti į komentarą, pusę ar visą kitą. Į mikrofoną prašau. Galim patrumpinti savo kalbą. Jau išgarsinau, įsigarsinau per daug. Dabar pirmiausia, kalbų pradžia. Aš noriu perduoti jums sveikinimus išvėlimus. Aš vakar buvau kaip tik tai pono Arvydo Krekštės pakviestas į Vilnių, kur Biržiečių, Vilniaus Biržiečių Kriugulės susitikimas buvo. Labai gerai. Ir labai maloniai, tiesą sakant, praleidau laiką su senai matytais, pažįstamais biržiečiais. Daugelis prašė, pirmiausia, Arvydas Krekštė, paskui kiti, Bogdanas, skulptorius, Karosai, kiti prašė perduoti linkėjimus šitam mūsų susitikimui Kaune. Labai džiaugiasi, kad įvyksta tokie susitikimai. Ir viešiai labai įspūdingai šitą paruošė. Didžiulis salė žemės ir kaklėlė. Pilna žmonių, gal kokie 400, gražiai papuošta salė. Buvau Vilniuje ir Belikristuose buvo kalbama apie Biržų kunigaikščius raginimus. Žodžiu, buvo pasidžiaugta, kad Sielos muziejus labai gražiai parodo Radvilos. Šiek tiek gal suabejoju, kad gal spauda mažokai kalba apie šitą laikotarpį, kuris Biržam labai reikšmingas. Seimo narys kapitonas Natkevičius. Prašom. Kad aš Biržas buvau, Labai norėtume paprašyti gerbiamą merą, kaip ten dabar tie Biržai laikosi, o paskiau direktorius paprašysim Sielos muziejaus. Labą dieną visiems. Pirmiausia, ačiū, kad mane pakvietėt. Aš vakar turėjau būti Vilniuje ir Kriugulės klubo susitikime. Dabar laukiu tylos nuo Krekštės kanclerio. Deja, taip susiklostė aplinkybės, kad negalėjau atvykti, o šiandien esu čia. Dar kartą ačiū jums. O šiaip man šiaip Kaune iš tikrųjų malonu, nors mes neįpratę kartais esam skirstyti, kas gera, kas bloga. Vilnius irgi gražus miestas, be abejo, disponuoja žymiai didesniais pinigais, tačiau aš Kaune jaučiu kažkokią šeimą. Man atrodo, čia šilčiau, žmoniškąja prasme. O dabar noriu padėkoti visiems
jubiliejaus šventėje, kuri užtruko 4 dienas. Ir aš labai džiaugiuosi visgi pavykusių renginių. Ir tik galiu pasakyti, kad mes jam rengėmės lygiai pusę metų. Sausio mėnesį tarybos sprendimų buvo sudaryta komisija. Ir nepaslaptis, bendra suma, kurią mums pavyko pritraukti iš rėmėjų, buvo 64 000. Praktiškai iš biudžeto aš buvau įsibrėžęs tikslą neimti nė kapeikos. Aš galiu pasakyti, kad šitą rengė Kupiškio televizija. Jeigu kas norėtų užsisakyti, kas pabendrausim, kompakto kaina 20 litų. Gerbiamą muziejaus direktorių Gintarą Butkevičių. Nežinau, ar esu iš tų asmenų, kuriuos jūs paprastai kviečiate, gal čia daugiau valdžios atstovai, bet visada malonu yra sugrįžti namo. Todėl, kad jūs esat Kauno biržiečiai, aš esu Biržų kaunietis. Na, tikrai noriu patvirtinti, kad Biržai gražiai. Jeigu jūs esat buvę Biržuose daugiau kaip negu prieš 2 metus, tai tikrai galit vietomis Biržų ir nepažinti. Nes, kaip mes minėjo, iš tikrųjų yra statoma, tvarkoma nemažai objektų. Šiek tiek galiu pasidžiaugti, kad gražėja Biržų muziejus. Na, gal turinys jo ir mažai keičiasi, bet truputėlį, kadangi gaunam daugiau pinigų, iš tikrųjų turim galimybę šiek tiek ir pasitvarkyti daugiau. Aš dar neseniai dirbau muziejui, truputį daugiau kaip 2 metai, bet kai atėjau, Vaišinsime šiandien Rinkuškių alumi ir kaip visada tradicinis mūsų jubiliatų pasveikinimas. Žodžiu. Ponia Emilija kažką norėjo. Žinot, yra toks Astravas ir apie Astravą tai kažkaip švarkai minėta, taip pat Radvilų yra palikimas. Ir dabar apie Astravą yra išversta. Ir tie, kurie pasakė, tai išversta savo šurvojų reiškia
sustojo pailsėti aguonėlį. Didybėje sustingusi pilis gerai prisimena praėjusią galinę, daug kartų deginta, griauta ir padėliota kaip tėvynė. Bet priešų nebėra seniai. Vėl kvepia liepos, šlama ąžuolynai, nepamiršta aukštaitiška kalba, tokia brangi, nes ji kalba gimtinės. Ačiū. Čia yra pasakojimai Juozo Lapės iš Endrijavo apylinkės ir tas, reiškia, tos pasakojimus yra užrašęs profesorius Norbertas Vėlius. Prašau paklausyti gryną žemaičių kalbą. Vadinasi, taip, aš to ir talaukiau. Kavargdėjai senį plėšti savo plėšinelį, dėti dervas, vargdėjais toks, rovi, veina, deina, kėti pasieti dauna rugius. Treti deini šiai rauti peitoms, taip beturėjo įsidėti tik daunas veina reikelį. Vusenoli mat tiesą vaikščiojo ant žemės. Viesos edams pro šalį ir sutrupina tom reikelį. Et peitų tas žmogus pavalgyti varnas tom daunui palesinėjantis. Iškyla džiaugsmui pagunda, kad žemė ruduo jau atėjo. Iškyla džiaugsmui pagunda, kad žemė ruduo jau atėjo.
Raudona konkursas. Ačiū labai, ačiū. Gal čia didžiausia? Jūs visi nuspręskit, ne vienas ten rašytas. Bet čia ryškiausiai mes jo. Jeigu jie paskaičiuoja. Nu dabar skaniausias ir mažiausias. Trys viename. Mes meniškiausia. Aha, nu dabar meniškiausia. Sakė, čia va daug kas, kad ketvirtas. Tai mažiausias va šitas, aišku. Meniškiausias ketvirtas. Mažiausias. Mažiausias. Čia mažiausias. Čia va tai nebūtinai. Šitą prie mažesnę. Nu va šitas va. 16 mažiausias. Šitas 16. Nu, tai mūliau, tai kad šitą. Skaniausia, dabar reikia ragauti. Tik skaniausia. Kas čia yra 3 viename? 3 viename. Onutė Štepavičiūtė, Amatienė, Pasvaliečių kaimas. Sklerytė Juknienė, Kajūnų kaimas. Šeštoji nominacija – kaimiškiausias. 8 numeris. Zita Valiulytė, Varkalienė, Dėdvinbalsių kaimas. Koks čia buvo? 3 viename. Laimi 6 numeris. Zita Valiulytė, Varkalienė. Antra nominacija. Čia reiškia, kad jie meniškiausias ir išradingiausias ir gražiausias. Viskas viename. Vienas same. Sekanti nominacija. Tu viename. Aldona Naudžiūtė Baranauskienė, Čepukų kaimas. 2 viename. Susiras savo. Va čia. Jo, šitas. Jonai, kur esi? Paguodos prizas. 11 numeris. Olga Tuinaitė, Puolšienė, Semeliškių kaimas. Vaišintis, va čia ateiti, ragauti ir... Taigi atidaviu. Taigi atidaviu.
do vienas